Sveika chebra. Ir vėl mes čia. Šiandien bendrausime neeilinė tema apie audio aparatūrą. Šitas videos neskirtas yra pažengusiems audiofilams ar melomanams, kurie jau žino, ko nori, žino, ko reikia ir viską patys žino. Čia yra daugiau paprastiems žmonėms, pradedantiesiems, iš kurių gauname begalę žinučių, klausimų. Tema, kokios audio aparatūros nereikėtų rinktis ir vengti. Paliesime temą ne apie kolonėlės, apie CD grotuvus, DAC įrenginius. Nuo ko reikia pradėti renkantis audio aparatūros įrenginį? Aišku, pradėsite visi nuo savo biudžeto. Kiek jūs galite leisti savo išleisti pinigų CD grotuvui ar DAC-ui. Apsispręsite, kas jums patogiau, ką jūs labiau klausėtės CD formato ar skaitmeninių failų iš kompiuterio, streamerio. Reikia vengti tokių audio gaminių su neaiškiais gamintojais, neaiškiais brandais, mūsuose nelabai vartojami, arba kurie nauji net įrenginiai kainuoja kapeikas. Jeigu pažvelgsime į vidų, tokių įrenginių vidus dažniausiai būna tuščias. Įdėta keletas tik tai šviečiančių mygtukų, dėžutė graži, o viduje tuščia. Jokių elektronikos stebuklų viduje nėra. Kai dėžė didelė DAC-o arba CD grotuvo, o vidus tuščias. Kodėl turiu omenyje? Nepirkite tokių gaminių, kurie netgi nauji yra pigus. Turėkite omeny, kad pardavėjas užsideda 50%, 100%, gal net daugiau, kad galėtų išlaikyti savo pardavėjus, darbuotojus, logistikos kaštus ir parduotuvę, aišku, išsimokėti savo atlyginimus. Jeigu įrenginys labai pigus, įsivaizduokite, kokia jo yra galutinė vertė fabrikui, kuris jį gamina. Tai turbūt jis jį gamina tiesiai šviesiai pasakius, iš šiukšlių arba visiškai kapeikinių detalių. Tai kapeikinės detalės tikėtina jums tikrai nesuskambės namuose. Nei DAC-as, nei CD grotuvas. Šį kartą šiame video mes nekalbėsime apie estetiką, kaip DAC-as ar CD grotuvas atrodo. Šitą temą esu palietęs kitose videose, jeigu tai įdomu, tai pažiūrėkite. Kalbėsiu apie skambesį. Ir šitie bruožai labiausiai apibūdina audio aparatūros skambesį. Apie tuščias audio dėžes. Pavyzdys, Primarė stiprintuvas, švediškas stiprintuvas i20. Kamputyje parašysiu tikslų pavadinimą. Vienoje apžvalgoje žiūrėjau, koks jisai puikus stiprintuvas, kaip gerai skamba, taip toliau. Atsidarau nuotraukas, pasižiūrėti kaip viduje. Stovi keletą mikrulių, mažyčių ir jisai yra tuščias. Tai kaip gali skambėti? Jisai skambės sausai. Kaip ir automobilių pramonėje yra automobiliai suspausti į rėmus, energijos taupimo rėmai, kad kuo mažiau valgytų benzino, tai ir audio aparatūroje jau ateina šitie reguliavimai. Visus stiprintuvus nori padaryti D klasės. O kodėl? O todėl, kad suvartotų mažiau energijos. Vartojantis mažiau energijos DAC-ai, CD, stiprintuvai, jie šitaip giliai, tembraliai neskamba. Ir gamintojas susiduria su iššūkiais, kaip padaryti gerai skambantį įrenginį, naudojant mažai energijos. Tai aš jums siūlau. Tai nėra verdiktas, kad tai būtinai blogai skambės, bet dažniausiai iš visų šitų faktorių tai nulems, kad būtų viduje kuo rimtesnis trafas, energijos šaltinis. Geriausiai, kai stovi du atskiri, kur skaitmena atskirai maitina analoginė linija. Tai kuo didesnis trafas, kuo jis galingesnis, tuo reiškia aparatas naudoja daugiau energijos, sueikvoja daugiau energijos ir tikėtina jis atkuria geresnius tembrus, geresnį garsą. Ir tai yra vienas iš tokių būdų, atidarius dangtį, pasižiūrėti arba nuotraukas, koks viduje yra maitinimo šaltinis. Kitas dalykas, ar
aparatas turi EMI filtrą. Tai irgi yra labai svarbu, nes iš tinklo, elektros tinklo, mes į savo aparatūrą gauname daugybę elektrinių šiukšlių, kurios nėra gerai prafiltruojamos. Tai irgi yra labai svarbu. Dar vienas dalykas, jeigu nėra, reiškia not good. Aš manau, dar nesu turėjęs tokio rimto įrenginio aparatūros su rimtu impulsiniu šaltiniu. Dažniausiai dakus, kuriuos turėdavau su impulsiniu šaltiniu, maža rozetėlė, tai ten nerimtai padaryta, ir pakeitęs į rimtą išorinį maitinimo šaltinį su trafu visada įrenginys skambėdavo geriau. Nesakau, kad visi impulsiniai šaltiniai gerai pagaminti ant geros plokštės yra prasti. Tiesiog aš dar tokio negirdėjau. Transportas. CD grotuvam transportas tai yra ta dėžutė, kur dedasi diskai, o DAC-am CD transportas tai yra čipas, receiveris, kuris keičia skaitmeninį signalą ir jam suprantamų dažnių nusiunčia į DAC-ą. Jis labai įtakoja garso kokybę, garso braižą, ne mažiau negu DAC-o čipas, kuris stovi DAC-o įrenginyje. Tai atkreipkite dėmesį. Tas pats yra ir transportas su CD grotuvais. Mūsuose geriausiai yra žinomi ir pagal kokybės atžvilgių tai Philips grotuvų transportai. Juos naudoja ne tik Philips kompanija, bet ir Marantz kompanija ir kitos. Tačiau yra ir kitų gerų. Įmesiu čia lentelę, galite pasižiūrėti, kuriuos rimtas. Rimti transportai tarp audiofilų yra skaitomi ir Kiruso transportai. Iš prastesnių tai Panasonics ir kiti plastikiniai niekučiai. Reikia žiūrėti atsiliepimus internete. Kuo senesnis transportas, tuo daugiau panaudota metalų, rimtų medžiagų, o kuo naujesnis transportas, netgi ir Philips yra plastikiniai iš pigaus pagaminti plastiko. Tai žiūrėkite, koks yra tas transportas. Kuo senesnis, tuo tikėtina gali būti ir lazeris numiręs. Tai užsidedate CD grotuvui muziką ir klausote, ar gerai nuskaito diskus. Nėra kažkokių išmetamų erorų. Nauji transportai susiduria gamyklinė tokia problema, kad jau pradedami gaminti plastikiniai. O plastikas ir lazeris nieko gero. Prie aukštesnių temperatūrų patys žinote, kad plastikas lydosi ir apsineša. O senieji CD transportai yra gaminami diskams akutės skaityti, yra iš stiklo, pagaminti yra iš stiklo. Ką esu gerai išbandęs apie Datsus, apie receiverius, turiu omeny, apie čipus, kurie man labai patiko. Kirusų gaminiai, Kirus 8416 labai smagus, kitame pigiame DAC-e DIR 9001, aišku, jisai negroja labai plačiame spektre, tik tai 24 iki 96 kHz, kuriuo nesiūlyčiau su PCM-ais receiveriais. PCM-ais receiveriais, pavyzdžiui, kaip receiveris 2704 skamba 16 skamba jisai tikrai prastai. Labai vidutiniškas, man nelabai patiko mano viename DAC-e SU9 AK 4118. Jis skaito labai daug įvairius formatus, supranta, sugeba perduoti, labai gerai dirba su displejais, bet jis man nesuskambėjo. Bet aš jo nepolu nuvertinti. Gal šitame būtent DAC-e šito receiverio yra labai prastas aprišimas. Jeigu jūs savo įrenginėje atkėlę dantį ir nuotrauką nematote rimto taktinio generatoriaus, tikėtina irgi bus prastas garsas. Kuo rimtesnis taktinis generatorius ar ant USB plokštės ir geriausiu atveju, kai yra ne vienas, o 3. Šių galite pažiūrėti, kaip jie atrodo, kuo jis yra rimtesnis. Pats rimčiausias šiai dienai taktinis generatorius yra Crytek firmos. Yra aišku ir pigesnių analogų, kai kurie netgi kinietiški neblogi. Parodysiu vieną taktinį generatorių, čia matote pavyzdį, jis man nesuskambėjo. Tembrai su juo nėra labai gilus, tai šitas taktinis generatorius, nors form faktorius dėžutė yra
atrodo nemaža, bet skamba jis neįspūdingai. Receiveris CM6631 Pro su A raidele, turiu tokį pat, jis yra labai detalus, neblogas, bet jis man vidutinio lygio. Ir vėl, gal gali jis kitoje implementacijoje aprišime su kitom detalėm suskambėti geriau, bet kol kas jis man yra labai vidutinio lygio. Jau aukštesnis lygis yra XMOS-ai. Pats turiu naujesnę versiją XMOS U208 ir senesnės versijos U8 aš negirdėjau. Tai negaliu apie ją pasakyti, bet XMOS-as man geriau skamba negu CM6631. Toliau, iš USB modulių, kurie geriausiai skamba, tai Amanero. Nesvarbu, ar itališka, ar kinietiška, jeigu matote Amanero ir dar su puikiais dideliais taktiniais generatoriais, jie irgi yra labai svarbus, tai suteiks muzikai šilumą, puikų garsą. Jeigu viduje yra daug plonų siūlo storio laidelių, tai jie negali perduoti gero garso. Venkite su labai plonais laidukais, ypač juos galima dažnai pamatyti senuose CD grotuvuose. Venkite įrenginių, kurie aprišimuose dažniausiai mažulės SMD detalės. Mažutės, jos yra naudojamos dėl to, kad būtų nešiojamuose portatyviniuose įrenginiuose patogu. Bet audio garsui jos kenkia ir nieko gero. Dar yra prastai, kai yra geltoni kvadratinės formos skaitmeninėse aprišimuose tantaliniai kondensatoriai. Yra ir gerų tantalinių kondensatorių, bet jeigu tai kiniškas įrenginys, tikėtina ten no-name'iniai pigus tantaliniai kondensatoriai irgi nesugeba jie perduoti gero garso. Stenkitės, žiūrėkite, kad jūsų įrenginiuose būtų kokybiški elektrolitiniai kondensatoriai, Nichicon firmos, Elna Silmic ir tai. Ir vėl, kaip suprasti, kurie originalai, kurie neoriginalai, sudėtinga. Originalus dažniausiai surasite tik tai brandiniuose įrenginiuose. Jeigu pamatytumėte savo įrenginėje aprišimuose pleveliniai kondensatoriai, tokie kaip Vimo stovi ar kiti, tai yra jau gero įrenginio bruožas. Jeigu plevelinių kondensatorių nėra, nelabai gerai, bet nebūtinai yra blogai. Dar kai stovi aplink DAC čipą arba operacinį stiprintuvą tokie maišelio spalvos permatomi kondensatoriai mažuliukai, jie yra geri. Įmesiu pavyzdžiui, ką turiu omeny. Tokius kondensatorius jūs sutiksite tik high-end aparatūrose ir su tokiais aparatūra dažniausiai skamba gerai. Grįžtu prie operacinių stiprintuvų temos. Jeigu jūs matote GRC firmos 5532, 5534, tai irgi tokie operaciniai stiprintuvėliai kainuoja kapeikos ir jie dažniausiai atsilieps jūsų garsui. Bus prastos žemesnio lygio. Noriu pasakyti, kad ir kartais nustebina. Atidarai kapotą, dangtį, kaip buvo man vieną kartą pas Richardą Bilinską su Maransu, viduje nemačiau nieko ypatinga, vienas čipas, paprasti elektrolitiniai kondensatoriai, tik vienas trafos, o skambėjo gerai. Kartais inžinieriai sugeba įspausti iš gerą vašką ir pagaminti gerą įrenginį. Tai klausykite savo ausimis ir vertinkite, gal ten gera yra labai schema. Tai visada reikia paklausyti patiems. Prisižiūrėjęs iš kitų inžinierių, kurie viešina savo darbus, atkreipiau dėmesį, kad labai svarbu yra įtampos skaitikliai. Ir jie taip pat triukšmauja ir sugeba arba puikiai gerai perfiltruoti garsą ir padaryti, kad garsas būtų neprilipęs prie kolonėlių ir sklandytų ore, arba jie nesugeba prafiltruoti tembrų garso. Tai iš tokių prastų, jeigu matote įtampos skaitiklius, pavyzdžių. AMS 117 yra prasti įtampos skaitikliai, pigus, kainuojantis kapeikas. Gamintojai nelabai nori tokius mažus
čipukus investuoti didelius pinigus. Pavyzdžiui, analog devices čipai, kurie pagal savo rodmenis labai mažai triukšmauja, kainuoja nemažus pinigus. Už vienetą galima sumokėti, aišku, jeigu daug pirksite visai kitą kainą, bet jeigu pirks toks kaip aš, ten kelis vienetus, tai 5-6 eurai. Tai yra nemaži pinigai. Yra ir kitokių dar rimtesnių įtampos skaitiklių. Vieni iš normalesnių vidutinio lygio tai LM317. Visi juos žinote ir daugelį renginių stovi. Tai tikrai neblogi įtampos skaitikliai. Jeigu kažką pamiršau apie prastos audio aparatūros bruožus ar geros, pridurkite komentaruose, ką pamiršau paminėti, pasižiūrėjus nuotrauką. Tai ar gerai gali būti skambantis daiktas ar ne. Tai yra naudinga tam, kad negaišti savo laiko ir nevažinėti pas pardavėją, jeigu jau iš karto galima numatyti, kad tam tikras įrenginys skambės blogai ar prastai, kad negaišti savo laiko. Tiesiog pasižiūri nuotrauką ir daugmaž aišku, ar šitas aparatas gali turėti parako ar ne. Kad DAC čipas nenulėmė blogo ar gero garso. Nulėmė labiau daugiau visas įrenginys kaip visuma. Tai aprišimas, operaciniai stiprintuvai, schema, maitinimas ir visa kita. Netgi ir vidutinio lygio DACai kartais gali skambėti už daug brangesnius, geresnius čipus. Tai turėkite omenyje, kad jeigu pigesnis DAC čipas, nebūtinai jis skambės prašiau už kokį 9038 Pro, nes, pavyzdžiui, tas čipas yra labai reiklus aprišimui. Gera ar bloga schema, ne visiems tai mums suprantama. Net ir aš esu ne audio inžinierius, pasižiūrėjęs, tikrai negalėčiau iš nuotraukos pasakyti pagal schemą, ar gerai skambantis daiktas ar ne. Bet tai galima išgirsti tik lyginant keletą daiktų. Jeigu jūs šitas video patiko ir pasirodė naudingas, kai kurie patarimai jūs sukėlė klausimų, susimąstymų, tai nepamirškite uždėti laiką, stebėkite mūsų puslapį ir iki kitų kartų. Ačiū, kad žiūrite. O sekančiame videoje parodysiu pavyzdį, koks yra tikrai prastas daiktas, nors ir su gerais DAC čipais, bet gamintojo yra prastai pagamintas ir negali gerai skambėti. Tokio vidaus nuotraukas pasižiūrėjęs iškart gali pasakyti, kad stop, geriau gal jo ir nepirkti. Iki kitų kartų, chebra. Iki. Čiau.